Nuo seniausių laikų muzika tai universali kalba, kurią supranta kiekvienas. Nuo folkloro iki Mozarto ar šiuolaikinės pop kultūros skiria tik socialinis aspektas ir besikeičiantys laikai. Šiuolaikinių technologijų dėka muzika įgijo ne tik įvairovės ją atskleisti savo pagerintų balsu, tačiau kai kuriais atvejais net ir be žmogiško balso. 2003 metais Yamaha akcinė bendrovė pristatė programą, kuri originaliai buvo sukurta padėti prodiuseriams sukurti vokalus jų muzikai. Paprastai tariant, Vocaloid tai sintetinių balsų programa, kuri pasitelkia žmogiškų balsų skambėjimą ir leidžia suformuoti žodžius dainos formoje. Kadangi ši programa tik imituoja žmogišką balsą, dažnu atveju jis skamba monotoniškai ar robotiškai. Tačiau toks skambesys pridėjo savitą žavesio, kadangi naudojantis šiais balsais plito ir populiarėjo skirtingi muzikos žanrai. Naudojami balso bankai turėjo savitą atitikmenį su savo pavadinimu ir anime stiliaus avataru, talismanais atstovaujančius pateiktą balsą. 2004 metais Vocaloid Version 1 debiutas nepritraukė daug dėmesio, dėl ko programa teturėjo 3 angliškus balsus – Leon, Lola ir Miriam ir 2 japoniškus – Meiko ir Kaito. Ilgą laiką šie balsai tebuvo naudojami jau egzistuojančių dainų perdavimo kūrimui, kol 2007 metais Vocaloid Version 2 išleido daug sklandesnį anglišką balsą Sweet Anne kartu su japonišku Hatsune Miku. Ikoniški šviesūs mėlyni plaukai, švelnus balsas ir mokyklinės uniformos stiliaus apranga sužavėjo daugybę žmonių ir Hatsune Miku netrukus tapo Vocaloid veidu. Dėl jos staigaus populiarumo Hatsune Miku pasiekė ir kitas šalis už Japonijos ribų, dėl ko programos pardavimo reitingai greitai kilo. Net virš 3000 pardavimų per pirmas 12 dienų. Nors Vocaloid jau ir taip kilo populiarumu, Hatsune Miku buvo pagrindinis įkvėpimas šiame naujame žanre. Kompanija sėkmingai pradėjo kurti prekes, vaizdo žaidimus kaip Project Diva ir galiausiai 2010 metais surengė pirmąjį gyvą koncertą. Pasitelkus 3D technologijomis ir egzistuojančiais Hatsune Miku modeliais iš Project Diva, 25 000 žmonių publika pagaliau sugebėjo pamatyti savo virtualų dievaitį iš arti. Šio koncerto sėkmė leido pristatyti ir daugiau koncertų ateityje. Taip pat pristatė poreikį ir Šiaurės Amerikoje po sėkmingų Mikunopolis ir Los Andželo Anime Expo metu bilietų išpardavimo. Laikui bėgant Vocaloid tapo didžiulis Japonijos fenomenas, kuris visam laikui pakeitė internetinę erdvę. Naujos Vocaloid versijos pristatė vis daugiau veikėjų, kurie turėjo savus fanus ir savas istorijas. Na, o Hatsune Miku tapo Japoniją atstovaujančių veidų beveik visuose renginiuose, šventėse, o ypač internetinėje erdvėje. Vocaloid taip pat pristatė judesių kūrimo programą Miku Miku Dance arba kitaip MMD. Ši programa leido žmonėms parodyti savo talentus virtualioje aplinkoje, vaizduojant savo mėgstamus Vocaloid veikėjus arba sukuriant savus anime veikėjus. Ši programa leido fanams įsijausti į Vocaloid pasaulį ir sukūrė net savitą internetinę erdvę. Ir būtent dėl šių išradimų dabartinis internetinis pasaulis yra toks, kokį matome šiandien. Taigi, Vocaloid tapo Japonijos kultūros dalis, kuri iki šių dienų auga ir paveikia visą pasaulį savo išradingumu. Vocaloid dėka išplito ne tik galimybės kurti muziką, bet ir paveikė poreikį virtualaus pasaulio vystymui klestėti. Tikiuosi, kad sužinojote kažko naujo ir ačiū, kad žiūrėjote.